Verdam kavą, 8 dienos rytas, sėdėm Malmiai, tepam buterbrodus, valgysim kažką. Privalusim vėl į Kopenhagą, kadangi vakar neplaniškai pasiekė Malmę, beveik tą pat istoriją, kaip buvo prie Boideno. Tai va dabar teks atgal su traukiniu grįžti į Kopenhagą ir pasižiūrėti, po to vėl atgal grįžti į Malmę. Nes negavom nakvynės, tai sąlyga. Paskui buvom vakar nervuoti. Ir nieko gero nefilmavom. Važiavom ir nervavome. Tai va. Kai nebuvo ką filmuoti. Nu, principė važiavom. Šiandien varysim dabar į Kopenhagą pafilmuosim. Ten gero. Tai va, tokia updėtas rytas 8 dienos. Į mūsų kempingiukas, o vieta tai gera prie tilto ir Sundo. Važiuojam dabar į Kopenhagą, ką vakar nespėjom aplankyti, tai šoksim į traukinį ir dėsim atgal į Kopenhagą, apvažiuosim senamiesčio įžymybes, grįšim į Malmę, apvažiuosim biškį Malmės ir eisim Liūlės. Sigėdrėjo saulė, viskas, okei, oras geras, galim varyti. Atvažiavom į centrinę Kopenhagos stotį, labai greit atlėkiam. Dabar mes nežinom, ką mums čia daryti reikia. Pasimetę, čia vaikštom. Nutarėm, kad reikia susirasti liftą. Kopenhagos centrinės stotus. Tada mes katapultuosimės. Centrinė aikštė. Dieve, tu šlamėtas. Kopenhagui važiuoju, tai čia ne kokiam Vilniui ar Kaune, čia jo fana yra. Tokia reikia mokyti taisyklių. Umbertiečiai. Baisiau už Palangą. Kaip prie tavo turgų visos miestos. Probarla y también se discute que escuelas que hacen aquí del fondo no de ponerle Rekša. Tu atsisėsti reiktų.
sėdim Kopenhagos centre kažkur. Jo, pats centras. Kažkokia ta aikštė vis dėlto atvažiavom. Jaja. Atvažiavom į Jaja, gražus parkas, šiek daug žmonių. Šiaip tai aš pasakysiu tiesiai šviesiai, varginu tos Kopenhagos. Taip gražu, bet kai žmonių milijonas, tai 100 metų vyrų kaime važiuoti per miškiuką. Parke kareivėlis. Čia geras parkelis, toks salos. O ten yra buzinis kažkokiam forte esam, patys nežinom kur. Mes šiuskai varom, net nežinom kur esam. Ne, bet svarbu, ką varom. Svarbu varom. O kur čia esam, tai mes patys norim. Fortą. Gražų danišką malūną užtikom. Tokios patrankos linkas stovi. Čia pakaitinus gal dar iššaut. Netaikyta kažkur ten. Pritaikytas nebešaudimas. Šitas buvo sportas apjuostas, tokio yra ir tokius kaip žvaigždės formos. Tai šitas apjuostas grioviai su vandeniu. Ir aplinkui va taip va. Čia nuo to pačio forto kalno, kito šono. Labai gražiai bažnyčia matosi. Na, pamatėm tą vandenėlę, ne? Pamatėm. Nieko čia baisiai, taip jau super ypatingai. Sėdime ant krūvos. They're coming now. They have to go away. Ready, beat! Out! Mark! Arriba, atrás, atrás. I'm in the room. Keep picking up the phone. Still I can go
Nilso statula, atrodo kaip Münchhausenas, bet tai ir ne Münchhausenas, o ponas Nilsas. Ką jisai padarė, niekam aš nežinau. Pastatė jau paminklą kažkas. Kaip jums Kopenhaga? Vemti, man irgi, žinok, man kaip nelabai per daug didelis judėjimas. Kad ir su dviračiu, kad ir pešiom, bet tokia turgus, grynas. Jo, skruzdėlynas didelis. Taip, vis. Baisu kultūros. Varo mūsų traukinys, Termbio stotis. Laukiam. Ar saldainį, ar kažką. Atvažiuoju, tai ne mūsų pasimsiu. Mes jamam šitą. Hailio stotis Švedija. Iš Kopenhagos atvažiavome į Švediją. Tik 13 minučių ir jau mes Švediją. Tuo traukiniu dar stovi. Dabar mes labai norėtume nusikelti liftu, bet mūsų liks dabar negalėjus greičiausiai. Teks laukti. Ką? Gerai ir. Ką Malmos stovi? Labą dienas Malmo. Atvažiavome Malmo, ne? Nors turėjom jau, turėjo būti čia Malmo pristatymas vakar. Ne, mes kažkaip gavos, kad nesusimaišėm biškai. Ant saulutės, va, varom ten. Ir Malmo. Turėjo būti vakar, gavo šiandien, kad palikom vakar Kopenhagą, grįžom į Kopenhagą, apsižiūrėjom, atgal grįžom į Švediją. 3 sykius suvažinėjom. Koks tai karjeras, nežinau, koks tai dolomito. Malmiai kasa. Kasė galbūt, gal kasė. Pasirado grįž. Oresundo tiltas. Esam dabar Malmės pusėj. Švedijoje. Pasidarėm selfį, tai va, Oresundo tiltas, mes einam bum, į kitą pusę, ten į Daniją, Kopenhagą. Mes ten šiandien buvom, grįžom. Ir visas apie tą pusę Göteborgas. Tai selfina kažką.